Na ką, šiandien esam Kaišiadorių rajone. Norisi pakalbėti apie tą tokią situaciją, kurią turim šiemet. Kaip ir kiekvienais metais mes turim kažką tokio išskirtinio, kažką vis kitaip turim daryti kiekvienais metais. Ir šiemet ką turim, tai turim labai nemažai tokių situacijų, kada vėluoja sėja. Pasiekoje, ką mes turim, nei rapsai, nei kviečiai nėra pasiruošę tinkamai žiemai, kad rapsas būtų užsiauginęs pakankamai antžeminę dalį, kad užauginęs gerą šaknį, kad būtų sukaupęs daug maisto atsargų joje. Tie patys kviečiai, mes tikimės, kad rudenį prieš užšalant jie turėtų bent jau 3 ūglius, kad būtų gerai pasikrūmiję. Tai šiemet turim tokią situaciją, kur tokių gerai pasiruošusių laukų tikrai nėra daug. Jų tikrai yra. Bet lygiai taip pat yra laukų, kur ūkininkai dėl oro sąlygų, dėl per didelio lietaus, per didelės drėgmės kiekio tiesiog nespėjo to padaryti. Ir dabar jau yra tas laikas, kada artėjam link lapkričio ir turbūt jau mažai belieka to laiko, kada mes dar kažką galėtumėm daryti, padėti kažkaip tiem augalams dabar. Ir čia labai svarbu jau galvoti ne apie tai, ką dabar galim dar padaryti, bet ką galėsim padaryti pavasarį. Kaip žinom, kviečių potencialas pradeda formuotis krūmijimosi metu. Tas krūmijimasis, kaip Algimantas paminėjo, irgi toks yra vėluojantis, tai visas tas procesas persikels į pavasarį. Ir nuo pat pavasario pradžios reikia galvoti, kaip mes statysim tą potencialą būsimą derliaus. Nuo ko pradėsim, kaip mes skatinsim tos kviečius krūmytis, kaip mes skatinsim formuoti tos varpos užuomazgą ir yra tam tikri sprendimai, kurie gali pagelbėti ūkininkui pastatyti tą būsimą derlių. Pavasarį vis tiek viskas prasidės nuo azotinių tręšimo. Geriausias vaistas yra turbūt standartinis, kurį naudoja daugelį ūkininkų, tai yra greito veikimo azotinės trąšos, amonio nitratas arba kaso pavidalu. O po to, aišku, galima kalbėti apie biostimuliantus, kurie veiks augalus tiesiogiai per lapus ir per dirvą, skatindami pasikrūmijimo procesą, kuris yra būtinas, nes kvietys turi sudaryti tam tikrą tankumą. Geriausia, kad pasiektų 650 produktyvių ūglių kiekį, kad tie ūgliai būtų vienodi, kad tas varpas būtų vienodo dydžio, kas yra labai svarbu būtent šoninių ūglių atžvilgių. Lėkia ir mažesni negu pagrindinis ūglius. Ir naudojant preparatus iš serijos Timacagro DNA arba Timacagro Fertiactil grupės, mes būtent skatinam augalus tai padaryti be streso. Šitie preparatai veikia nuo +5 laipsnių šilumos, aktyvina augalų šaknų sistemos atnaujinimą, ko pasiekoje augalai gali pasisavinti žymiai daugiau azoto. Dėka azoto ir stimuliantų jie programuoja būsimą derlingumą, nes produktai DNA ir Fertiactil grupės veikia kaip antistresantai. Į sudėtį įeina huminės folio rūgštys aktyvuotos, tinas, glicino betaino rūgštys, amino rūgščių kompleksai. Tas viskas kartu veikia labai teigiamai, esant permainingom oro sąlygom pavasarį. Kada reikia pradėti tuos visus darbus daryti, tai vėlgi kiekvieną pavasarį čia vėl naujas scenarijus. Skirtingai nei rudenį čia nėra kažkokio kalendorinio laiko, kada reikia kažką pradėti. Tiesiog mums gamta pati pasako, kada reikia pradėti azotinį tręšimą, kada reikia pradėti kitus darbus. Bet vėlgi, kalbant apie biostimuliantų panaudojimą, tai pirmas darbas, kurį turėtų ūkininkas pasidaryti, vienaip ar kitaip, tai yra pirmas azotinis tręšimas. Ir jau po to, kada padarom pirmą azotinį tręšimą, mes jau tada galim pradėti planuoti biostimuliantų panaudojimus. Dėl to, kad pirmas dalykas, ką turim padaryti, mes turim paduoti augalui maisto, o tada jau pradėti naudoti biostimuliantus, kurie suaktyvins tų maisto medžiagų pasisavinimą, suaktyvins šaknų augimą ir tokiu būdu didinsim tą mitybinį plotą, dėl ko augalas pasisavindamas daugiau azoto galės geriau krūmytis, tą krūmimasis bus spartesnis, geriau formuosis ta pati varpos užuomazga ir tokiu būdu mes priversim augalą nuo pat ankstyvo pavasario dirbti intensyviau. Kuo anksčiau pradėsim formuoti tą būsimą derlių, tuo geresnių derlių galėsim džiaugtis atėjus rudenį. Kasiau kelis augalus, kviečiai yra antro lapelio fazėj.
Krūmijimosi procesas prasideda nuo 3 lapelio, tada pradeda auginti kvietys 2, toliau 3 auglį. Kartu augina šaknis. Ir kuo tas procesas yra spartesnis, tuo intensyviau vyksta krūmijimasis, o krūmijimosi metu būtent vyksta būsimos varpos aukštų skaičius auga. Kas anksčiau pasėjo, pas tą jau kviečiai didesni. Arba yra žmonių, kurie jau ir šiemet rudenį spėjo panaudoti mūsų produktus. Tai aišku, tas procesas paspartėjo. Yra, pavyzdžiui, toks DNI Irisas, vienas iš populiariausių produktų rudeniniam panaudojimui ir pavasariniam. Veikiantis per lapus ir per dirvą. Kviečiams ir rapsams. Kalbant apie azotinį tręšimą, tai vėlgi, kaip ir Danielius minėjo, pirmasis tas tręšimas, kuris duoda patį greičiausią efektą, tai yra tas tręšimas, kai naudojam trąšas, kurių sudėtyje yra nitratinės formos azotas, kuris yra greitai augalų pasisavinamas, greitai pasiekia augalų šaknis, bet mes savo ruožtu irgi rekomenduojam nepamiršti ir galvoti ir apie sekančius azotinius tręšimus. Tai mes savo paletėje turim azotinę trąšą sulfamą, tai yra azotas su siera ir su biostimuliantu, kurį irgi galima naudoti irgi ir pirmam tręšimui, ir antram azotiniam tręšimui. Ir kas labai svarbu, naudojant sulfamą, tai yra tai, kad mes paduodam augalui tai, ko jam reikia. Tai yra azotas, tai yra siera, kuri užtikrina geresnį azoto pasisavinimą, kuri vėliau yra atsakinga už tų pačių baltymų sintezę. Taip pat paduodam magnio, kuris paskatina fotosintezę, tai kuri reikalinga augalui tam, kad kuo intensyviau vyksta fotosintezė, to augalas turi daugiau energijos visiems kitiems savo procesam vykdyti. Ir aišku, labai svarbi sudedamoji šito mūsų sulfamos dalis, tai yra būtent biostimuliantas, kuris pagreitina azoto virtimą į baltymus augale, tuo pačiu pagreitindamas azoto pasisavinimą iš dirvožemio. Tai naudodami mūsų sulfamą, tyrimai kaip rodo, kad augalas pasisavina iki 11% azoto daugiau. Ir tokiu būdu mes užtikrinam, kad galės geriau krūmytis, turėti daugiau produktyvių stiebų, auginti geresnį ir geresnės kokybės derlių. Ir dar kas labai svarbu, kalbant apie tą patį mūsų sulfamą, ypatingai tiem ūkininkam, kurie ūkininkauja šiek tiek rūgštėjančiose dirvose arba rūgščiose dirvose, kad mūsų azotinėje trąšoje sulfame yra kalcis, kuris neutralizuoja tą parūgštėjimą, kuris atsiranda naudojant azotinę trąšą. Vėlgi tokiu būdu mes ne tik pagerinam maisto medžiagų įsisavinimą, bet mes tuo pačiu ir pasirūpinam ir mikroorganizmais, kurie yra dirvoje, nes dirvos parūgštėjimas, jisai lėtina mikroorganizmų veiklą, stabdo organinės medžiagos skaidimą. Tai vat, naudojant mūsų sulfamą mes, sakykime, gaunam kelias naudas. Ir mes patirtumėm mažesnius nuostolius ir galėtumėm tikėtis geresnio ir geresnės kokybės derliaus. Rimantas teisingai paminėjo, tas kalcis, ta vadinamoji kalcio matrica, apsaugo azoto nuo išsiplovimo, nuo išgaravimo. Ir šitoje vietoje neturim visiškai jokių azotinių tręšimo nuostolių. Net ir jeigu, tarkim, bus išbertos šitos trąšos ir nebus visiškai drėgmės, tai jos gulės ir lauks, kada bus lietus. Ir po truputį tas azotas galės atsipalaiduoti ir išeiti iš tos granulės. Dėl to, pavyzdžiui, kaip vasariniam kultūrom šitas sulfamas kaip puikiai tinka naudojant prieš sėją. Palinkėjimas būtų toks, kad prieš darant ir prieš priimant kažkokį sprendimą gerai jį apgalvot, gerai įvertint ir turbūt nepamiršti to, kad dirbant žemės ūkį, kiekvienais metais pavasaris jis būna vis kitoks. Linkiu tikėtis netikėto ir būti pasiruošus. Ir nebijoti priimti kažkokių sprendimų, galbūt netradicinių, kažkokių naujų, galbūt ir nelogiškų, bet kartais tokie netradiciniai, nelogiški sprendimai tą akimirką, jie duoda labai gerus rezultatus ateityje. Pritariu.